Tai santykiuose jautiesi ne tik nereikalinga, bet ir nesvarbi. Ir kyla tokios mintis ir idėjos, ką aš darau ne taip. O kodėl manęs neišklauso, neatsižvelgia į mano norus, neatsižvelgia į mano poreikius. Kodėl manęs negirdi, kodėl manęs nemato, kodėl su manim nesiskaito. Ir tarsi išnyksti tuose santykiuose, nes viskas darosi pagal vyrą, ar ne? Ir tavo viduje kyla tokios mintys. Ar aš esu? Ar aš egzistuoju? Ar aš tikrai pakankamai garsiai kalbu? Ar aš pakankamai gerai sudėlioju savo žodžius, kad pasakyti, ko aš noriu? Ir netgi pasakius, ko aš noriu, vis tiek atsitinka taip, kad daroma ne taip, kaip aš noriu. Ar ne? Aš noriu važiuoti prie jūros, mane nuveža prie ežero. Nes ten žuvis geriau kimba. Ar ne? Ir tada jautiesi nuolatos tokiam skausme, tokio neteisybei. Ir nesupranti, ar tu esi, ar tavęs nebėra. Pradedi galvoti, ar aš iš viską nors jam reiškiu. Ar jam tik patogu su manimi. Ir apie ką man tai? Ir dažniausiai tokios situacijos kartojasi ne tik šeimoje, bet jos kartojasi ir kitose santykiuose. Ir tai dažniausiai būna tai, kad mes visą tai atsinešam iš vaikystės, o vyras mums tik tais primena tą vaikystę. Kada mama taip pat nesiskaitė su mūsų nuomonė, ar ne? Kada mama ne tik, kad nesiskaitė su mūsų nuomonė, bet mes turėjom viską daryti pagal tai, kaip patogu mamai, ar ne? Arba tėčiui. Kai mus galbūt ir kritikavo daug ir žemino, ar ne? Bet mums taip yra svarbu, kad mus pamatytų nors kartą ir išgirstų. Kad nors kartą visi sakytų, va, jinai šaunuolė. Taip norisi, kad nors kartą mūsų įvertintų vyras, ar ne? Ir nepriimtų mano darbo buityje turbūt tiesiog, kad aš tai privalau. Labai svarbu, kada aš noriu būti svarbi, kad mane pamatytų, mane išgirstų, mano nuomonę pamatyti ir išgirsti, ar ne? Ir kad man nereikėtų galvoti, o ką aš ne taip darau, kad niekada negaunu toms pagiros, kad manęs vis tiek nemato. Jau atrodo ir sąskaitas visas apmoku, ir vyrą išlaikau, ir vis tiek manęs niekas nemato, niekas nesiskaito, netgi už savo pinigus važiuoju ne ten atostogauti, kur aš noriu. Būna tokių labai dažnai santykiuose problemų. Ir reikia nepamiršti, kad per visą gyvenimą mes sukaupėm daug įvairios patirties ir kad mes esam svarbios. Ir reikia pabandyti atstovėti ir išmokti atstovėti savo būtent nuomonę, savo poziciją, savo ribas. Reikia išmokti būti tai stipresniai ir garsesniai, negu jau aš esu. Tai nereiškia, kad mes keliame konfliktą. Mes pradedam ieškoti kompromisų. Kad mus išgirstų, kad mus pamatytų, kad mes būtumėm dėmesio centre. Ir jeigu mes tai susiorganizuosime būtent ekologiškai ar ne, su programos žingsniais, kada mes einam į pasitikėjimą savimi, į savivertės auginimą, nes čia yra pasitikėjimas savimi žemas, su savivertė žema ar ne, ir už tai mes ir jaučiamės tai blogai,
mes dėl to esam negirdimos, kad visi jau pripratę, kad jinai prisitaikys prie visko, ar ne? Galim net nekreipti dėmesio, jinai vis tiek pasakys taip ir iš to bus laiminga ir viskas, ar ne? Mus tiesiog nurašo. Ir kada mes išmokstam turėti tą tvirtą stuburą, užsiauginam pasitikėjimą savimi, mes kaip asmenybė pradedam keistis, išmokstam atstovėti savo ribas, pasakyti ne, išmokstam būti nepatogios aplinkai ir aplinka pradeda skaitytis su mumis. Jie atsižvelgia į mūsų norus, į mūsų nuomonę, nes jie pagaliau išgirsta mus. Ir tai, kas yra labai svarbu mūsų santykiuose. Ar ne? Pat kaip nuo minčių mes galim nueiti į santykių problemas ir pastebėti, kokios tikrosios santykių problemos giliai slypi pas mus. Tai yra nuostabu. Ir visą tai galima pakeisti. Pakeisti, sustiprinant save, surandant save. Nes tokiuose santykiuose visas tarsi ar nepamestas esi kažkur užmarštyje ir visą tai gali turėti, sustiprinti, atrasti save, parodyti save, ar ne? Gali su programos pagalba, su vedimu, su praktikomis, kaip užauginti savivertę ir pasitikėjimą savimi, kad mus pagaliau išgirstų.